Capcom. Įspūdingai. Sveiki, čia Simonas. Aš žaisiu ir komentuosiu savo mėgstamiausių žaidimų Resident Evil. Ir kodėl tai darau? Tiesiog kažkai internete prisižiūrėjęs visokių Angry Video Game Nerd ir taip toliau. Mane tas pats stumėja. Ir žiūrėsim, kas gausis. Čia yra Director's versija. Skiriasi, kad yra daugiau sunkumo lygių. Bet žaisiu standart, nes training per lengva, vadens per sunku. Uja. Ir galime pasirinkti vieną iš dviejų veikėjų. Su kuris yra sunkiau žaisti, nes žaidžiant su juo būna mažiau kulkų, daugiau priešų ir taip toliau. Bet žaisim už Jill. Ir sužinosim kodėl. Nes yra toks dalykas kaip Barry. Ir sužinosim, kas jis yra Barry. Ir reikia pristatyti trumpai žaidimo siužetą. Maždaug Žakun miesto jo miške yra gaunami pranešimai, kad nužudomi žiauriai žmonės. Įsiunčiama Bravo komanda. Bet jį dingsta, jokių žinių. Tai tam įsiunčiama Alpha komanda, į kurią veikėjų ir žaidė. O šitas video yra jėga. Pažiūrėkim. Su super mediniais aktoriais vaidyba. Čia tarsi, kai lyg žiūrėtum kokį Švarco filmas, žinai, kad yra blogas, bet dėl to, kad blogas ir yra geras, nes tu gauni ko tikės. Tai bukas, taip toliau, bet jeigu juokinga žiūrėti, nieko blogo. O ne, tik ne kamera. Hello. I'm a stalker. Tai bus pikti snukiai. Piktų snukių konkursas. Besker. Ooh, Jill. Hello, Jill. Šunsnugis, kurį niekad neparodo normaliai per visą video. Tai bus durna išraiška, medinė. Jūs manau, bet kitas žmogus žymiai geriau nesisąjungs tai suvaidinti. Nustebusio reakciją. O ne, tik ne kamera. Mane kamera žudo. O, shit. Ką ten darė ten. O, taip ir neparodo normaliai. O, taip. Čys, net nepataikė kamera. Klišiai. Barry. Bet Barrys klišas. Nes Barrys vienas iš mano mėgstamiausių. Get to the chopper. I'm going to blow. Woohoo. Turint meni, kad jie bėga į vieną namą, ten žymiai daugiau zombių monstrų taip toliau. Bet negali nudėti kažkokį kitą šuns. Tikri profai. Čia bus viena iš mėgstamiausių mano vietų. Ne šitą. Pa šito. Man čia būdavo kietumo viršūnė tiesiog. Tokia maždaug belia kaip visi kietai atrodo. Jill Valentine. Daug nuiri. O. Tas šitas bičas pavarys per žaidimą. Ta tik tiesiai kaip iš porno filmo. How about threesome? Ir jo plaukai žaidime yra juodi. Jį neįmušau. Biohazard. Pradėkim žaidimą super dialogų. Kadangi čia žaidžiu per emulatorių, filmuoju fraps, tai gali laginti, tai atsiprašau iš anksto. What a mansion. Kaip
Captain Wesker, where's Chris? Captain Wesker, where's Chris? Stop it. Don't open that door. Chris. Christian. Jeez. What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill. Koks supratingas Veskeri. I'm going with you. Tikras žaidimo blogietis pagrindinis. You know? Okay, let me handle this. Ką čia vienas Veskeri vyksi? Linksmėsi su savim. Stay alert. Žinai, koks tu kietas esi. Štai duris. Šnekant apie duris, ant PlayStation tuomet būdavo užkrovimo laikas. Įberia frazė. A dining room. Ir maždaug reiktų paaiškinti žaidimo sistemą, kurį nepažįsta ar nėra žaidė žaidimų. Maždaug įsijungi inventorių. Yra ribotas kiekis, kiek gali turi daiktų. Tai kitiems gal trukdo, netrukdo, nes turi pasai dėtis daiktus, kai inventorius pilnas. Tokie dėžiai, stebuklinga dėžė. Apie dėžę vėliau pašnekėsiu. O valdymas superinis. Valdai kaip tankai, tik tai trūksta tankui pimpalo, o jis be pimpalo dabar. Kaip jokinga. Nes valdai kaip tanka, nes jeigu nori pasisukti, turi taip daryti. Jeigu nori eiti atgal, tu tik taip. Jokių vaikščiojimų šonus nėra, jokios rifaimo. Tai gerai, pasiimkim ginklą. Ir bėgam pas Berį. Pas tikrą CSI ekspertą. What? What is this? What is it? What is it? Blood. Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. I hope this is not Chris's blood. Hope this is not Chris's blood. Tu gali žinai, kad čia Kristo, ne Kristo kraujas su CSI. Barry is investigating. Okay. Ką bedarytum, šitą daiktą reikės vėliau. Išnekant apie žaidimą dar toliau. Kaip gal žinote, modeliai veikėjai yra trimačiai, o aplinka dvimatė. Ir dėl to kameros yra tokios, jaučiasi tokia lengva pauzė. Ir dėl tokių aplinkų yra tokia užkrovimo laikai, duris, lipa laiptais ir panašiai. Žinoma, PC versijose galima praleisti. Einam pas pirmą zombį. Hello. How you doing? What's up, dude? Kažkoks bomžas zombis, elgės, eik iš jų, neturštų butelių. Mirė. Ne, tik ne Kenef. Suvalgė. Tu nebūsi pamirštas, nes turi kulkų. Klip. Tiesiog tu parsinda. Dar bešnekant apie inventorių. Tu kulkų gali turėti belekiek. Kur tu įsidedi kišenę, dar kiek nors. Sakoma, moteris turi daugiau vietų, kur dėti. Tai gal logiška tada. Vėl Beris pavarys. Žiūrėkit. Barry? What is this? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Štai aš jau nudėjau su Magnum zombie. Tu tikrai kietas Berry. What? What is it? Was killed too. Maybe by this
išmokti iškėt. Gali. Einam ieškot Veskerio. Duris. Jos darosi. Nu greičiau daryk, šnisai. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Mes ieškom Veskerio. Labai nuodugniai. Wow. Viskas. Find anything, Jill? Nothing. Ir vėl vienas iš geriausių dialogų žaidime. Žinau, Beris vėl pavarys. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, It beats me too. can't be helped. Oi. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Kas to dining room? Okay. Nepravalgęs, I'll kaip try aš. the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. Kaip pasakys gerą frazę We should Beris. start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Nesam vloging. Tu turi krypą varai. Thanks. Gera metafora Maybe I'll moteriai. need it. Raktų turtuvas. Kiek nori, taip vers, kaip pavadinsi, nesugadinsi. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. This time I'll be there. Už Beris. Okei, ką dabar? Ai, pabaigai gal reiktų Vikingą šunį pažiūrėti. Ir pirmo video pabaiga.